Labas vakaras, malonu Jūs matyti. Šiandien mes susirinkome, kad paminėti poeto Jošua Lacmano 120 metų gimimo metinės. Aš esu Algirdas Pilipauskas, Pakruojo krašto muziejaus muziejininkas edukatorius ir pasistengsiu Jums pristatyti tiek Jošua Lacmano istoriją, tiek apskritai tą istoriją, kaip atsirado ši paroda. Taip pat mūsų renginys bus dviejų dalių. Tai yra toks kaip ir istorinis pristatymas, bei po to mes skaitysime poeto eiles. Taigi, skaitovus aš pristatysiu truputėlį vėliau, o dabar tiesiog norėčiau truputėlį Jums papasakoti, kaip apskritai ši paroda, kaip apskritai atsirado ši paroda. Tai pirmoji mano tokia padėka būtų Kėdainių muziejaus direktoriui Rimantui Žirguliui, nes jis pasidalino kontaktu su poeto sūnumi Levi Lacmanu. Galiu tikrai pasakyti drąsiai, kad būtų galbūt tik tai paminėjimas, ir galbūt, greičiausiai būtų poezijos skaitymai. Bet tikrai be kontakto su Levi, Leopoldu Lacmanu, tai tikrai nebūtų buvę šios tikrai puikios fotoparodos. Taip pat labai nuoširdžiai noriu padėkoti ir Euris spauda direktoriui Rolandui, kurio dėka buvo padarytos šios puikios fotografijos. Šiaip, tikrai ne kiekviena ta nuotrauka buvo itin kokybiška, bet štai, iš tikrųjų tikrai labai gražios ir tikrai, pakankamai įspūdingos ir fotonuotraukos šioje parodoje. Tai tą tikrai norėčiau pabrėžti. Galiu dar pasakyti, kad susirašinėdamas su Levi, tai iš pradžių parašiau angliškai ir, kaip pasakyti, gavau anglišką atsakymą iš jo, bet su tokiu pačiu užuomina, kad sako, aš galiu bendrauti ir lietuviškai. Tai visi, žinokit, sekantis laiškai jau buvo lietuvių kalba. Ir iš tikrųjų, pildėsi ta šeimos istorija. Nes galiu tiek pasakyti, pavyzdžiui, Vilniaus Gaono muziejui, jeigu jūs atsiverstumėt, kiek yra informacijos apie Jošuą Lacmaną, tai galiu pasakyti, kad gal 10 eilučių. Taigi, aišku, yra gana išsamus straipsnis Brastos žurnale 2017 metų, bet kaip ir minėjau, kaip ir sakau, be šitų kontaktų, būtų maksimaliai kažkoks minimalus gal aptarimas ir eilių skaitymas. Tai, manau, būtų maksimalus dalykas. Tai sakykime, aš pristatydamas tiek paties Jošua Lacmano, tiek šeimos istoriją, tai manau, kad truputį karts nuo karto vis parodysiu Jums, atkreipsiu dėmesį į parodos fotografijas, nes vis tiek yra konkreti sąsaja su Jošua Lacmanu, jo gyvenimu ir kaip sakyti, su jo būtent arčiausiai. Tai ką tikrai gan daug bus ir jo sūnaus minčių, už ką esu tikrai nuoširdžiai dėkingas. Taigi, Jošua Lacmanas, tiesa, dar norėčiau pasakyti, kad net nebuvo tikslios gimimo datos parašyta iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui,
tai, kas buvo anksčiau parašyta, kad gimęs kovo 2, 1906 m. kovo 2. Tai jau iš pirmo sūnaus laiško buvo parašyta, kad 1906 m. kovo 9 dieną. Nu, tai aš manau, jau ir tai, va, iš karto, kaip pasakyti, tokį, va, jau suteikė, sakyčiau, tam tikrą krūvį. Na, kaip pasakyti, žodžiu, mes, taip sakant, vat, iš tikrųjų pradedame pažinti, sakykime, tai, kas, na, pažinti tai, kas giliau buvo mūsų paveldą, mūsų gilesnį paveldą, taip sakyčiau. Tai, pereinant prie paties Jošua Lacmano, tai ankstyvas iš tikrųjų atėjimas į poeziją ir štai kaip tai apibūdina jo sūnus. Pirmasis eilėraštis išsiveržė iš jo sielos vieną pavasarį, kai berniuką sukrėtė akimirksniu įvykęs, tyliai sukaustytos, mirtinai užšalusios kruojas upės virksmas, griausmingų ledonešių, judančių į vieną kitą atsitrenkiančių lyčių šokis pats savaime sudėliojo rimus, be jokios būsimo poeto pastangos. Tėčiui tuo metu buvo nedaugiau kaip 9 metai. Taip pat Jošua labai gražiuoju atsiminė savo senelį, taip vadinamą sinagogos Melamedą. Melamedas tai yra, reiškia, Hederio, tai yra pradinės žydų mokyklos, toks tikėjimo, skaitimo mokytojas. Tai vėlgi. Na ir jaunasis Jošua, kai augo, vėlgi yra toks gražus atsiminimas, kad jie gan dažnai žaisdavo su savo kaimynu Jonu Chlevickiu. Ir Jonas Chlevickis po to tapo rašytoju ir jie gana dažnai susitikdavo Vilniuje. Čia jau pokario metais. Taigi, pačios šeimos istorija tokia, kad 1915 metais, Pirmo pasaulinio karo metais, buvo ir išvykę iš Pakruojo. Na, taip jau buvo, kad, reiškia, kad kazokai, nepasitikėdami kitataučiais, na, vijo žmonės iš mažesnių miestelių, tai Lacmanų šeima apsigyveno Panevėžy iki 1919 metų. Tai pirmosios dvi nuotraukos, reiškia, pats Jošua Lacmanas, čia tiesa jau nebe jaunuolis, bet 1927 metų nuotrauka, o čia yra jo tėvo Jeremielio Šliomo Lacmano nuotrauka. Tai va, jis gimęs, reiškia, Jeremielio Šliomo ir Hanos Minos Janickojos šeimoje. Ir štai kas dar pasakytina, kad jau 1920 metais jie vis dėlto išvyksta iš Pakruojo, tačiau dalis šeimos ir gyveno pačiame mieste. Ir tai Jošua įstoja 1923 metais į Kauno pedagoginį institutą seminariją. O čia tose keliose nuotraukose tai yra jo giminaičio, jo brolio, reiškia, Dovydo Lacmano nuotrauka prie Kruojos upės ir taip pat Pakruojo futbolo komandos. Tai kodėl dabar sakysit, tie tokie balti, elipsės, tos baltos pažymėtos, tai viename jų yra netgi ir Dovydo nuotrauka, ir apskritai tiesiog komandos nariai, kuriuos, pavadinkim taip, kurie buvo pažįstami bičiuliai. Tai
vėlgi taip galėtų būti pati nuotrauka, na, kokių 1925-26 metų, nes Pakruojo futbolo komanda susikūrė 1924. Taigi, pats Jošua, kaip ir minėjau, išvyksta, baigia mokslą ir 1926 metais, kaip sakant, pradeda mokyti hebrajų kalbos Kaišiadoryse ir Žiežmariuose. Ir 1927 metų lapkritį veda Chaja Klevickaja. Su ja susilaukė 2 vaikų - Lilijos ir Danilo. Danieliaus, jeigu lietuviškai kalbėti. Taigi, 1933 metais pradeda darbą 7-oje Kauno mokykloje, dar kitaip įvardintoje Levi kaip, buvusi hebrajų gimnazija. Ramų šeimos gyvenimą dėja ir laimingą dėja nutraukia nuo gripo, tokį laimingą gyvenimą nutraukia tragedija. Miršta pirmoji žmona Chaja. Ir tai, kaip pasakoja sūnus, giliai sukrėtė poetą. Po kurio laiko 1938 metais jisai veda antrą kartą žmona Frida Terelytė, lietuvių kalbos mokytoja hebrajų gimnazijoje. Ir kaip matote, čia yra jų nuotrauka Palangoje. Šioje fotografijoje yra 1940 metų gautas mokytojo, pratęstas mokytojo pažymėjimas Kaune. Taigi, ir tais pačiais metais Jošua Lacmanas įstoja į Rašytojų sąjungą. 1941 metais jiems gimsta dukra Rūta. Deja, bet 1941 metai buvo, tragedijos metai. Ir Jošua Lacmanas kartu su šeima bandė, evakuotis iš Lietuvos, tačiau jie išsiskiria Kauno geležinkelio stotyje. Deja, bet kaip pasakoja, kad įlipo įkalbėti žmonių, jie įlipo, dukra su žmona įlipo, taip sakant, į sunkvežimį ir pats Jošua Lacmanas atsiduria iš pradžių netoli Daugpilio, tada sutikęs Salomėją Nėrį buvo, jos pagalba evakuotas iš pradžių į taip vadinamą darbų frontą Sibire. Dėl silpnos sveikatos jis netarnavo armijoje, netiko iš tikrųjų tarnauti armijoje. Ir 1941 metų pabaigoje jis patenka į Kazachstaną, į Almatą. Ten sutiko ir keletą menininkų ir yra tikrai toks gražus jo portretas. Taip pat, kaip rašoma, kai buvo, vaidinamos filmo scenos, tai jam sakė, imk peilį ir vaidink, kad eini į puolimą. Tai noriu pabrėžti, kad žmogus net nežinojo, iš tikrųjų, kaip pavyzdžiui, laikyti reikia teisingai tą peilį. Žodžiu, tikrai, principe, kaip jis ten atsidūrė, kad, taip buvo pavadinta, kad LTSR atstovybės reikalais Kazachstane. Ir būtent karo periodais praleidžia Almatoje, ten bendravo su tokiais
rašytojais ir kūrėjais kaip Raize, Vongleriu, Hiršu, Vašerovičiumi. Na ir 1944 metų pabaigoje jau keliauja atgal namo. Sugrįžimas tikrai nebuvo laimingas, nors buvo didelis įdėtos pastangos ieškant, gal kas liko gyvas. Buvo prie Kauno sinagogos labai daug, kaip pasakojama, tūkstančiai tiesiog lapelių susmaigstyta. Deja, gana greitai sužino, Jošua Lacmanas sužino, kad žuvo visi, kurie liko Pakruojyje, tai ir tėvai, seneliai, broliai. Taip pat sūnus Danielius ir močiutė Zlata žuvo 9 forte, žmona Frida, ir kad išsigelbėjo tik tai duktė Lilija. Na ir kaip jau vėliau paaiškėja, kad ir mažoji Rūta. Apie Rūtą aš dar truputėlį papasakosiu, kalbant apie truputį vėlesnį laiką. Taip, ir kągi, apskritai gyvenimas buvo nelengvas. Na, tik tai toks dalykas, kad, na, Jošua Lacmanas veda, na, Liną Špolianskają, na, ir tai kažkiek tai palengvino, na, jo, na, iš tikrųjų tai buvo tamsus toks periodas, ir va tai, ką prisimena, kad iki tol žmogus, na, tiesiog dainavęs, deklamavęs, taip, Rainerį Mariją Rilkę, na, kurį laiką ta kalba iš viso daugiau nebekalbėjo. Jeigu kalbėti apie sovietmetį, tai iš pradžių gaunamas butas Totorių gatvėje, bet reikia pasakyti, kad 1948 metais prasideda ir žydų persekiojimas, kalbant apie Sovietų sąjungą. Iš pradžių buvo nužudytas, na, nelaimingas atsitikimas buvo įvardintas, bet reiškia, garsus žydų aktorius. Taip pat yra į Sibirą ištremiamas vienas iš Jošua Lacmano bičiulių Hiršas Vašerovičius 1949 metais. O su Jošua Lacmanu atsitinka toks dalykas. 1952 metais užėjus išsiaiškinti dėl mokesčių už butą Vilniuje, jis sutiko girtą ten tokį komisarą. Na ir būdamas sąžiningas žmogus, tiesiog jam pasakė, kad sako, aš nesitikėjau, kad, sovietinė tėvynė, reiškia, kad sako, Leninas ir Tolstojus negėrė. Tai jie aišku susiginčia ir tuo metu, na, iš karto tai dar neturėjo savo pasekmių, bet jau 1952 metų rudenį jis išmetamas iš rašytojų sąjungos. Dar po metų balandžio mėnesį, reiškia, faktiškai beveik po Stalino mirties, 1953 metų kovą, tai vat po mėnesio balandį suimamas ir uždaromas Vilniuje į kalėjimą. Jošua Lacmanas, štai 13 nuotraukoje galite matyti, kaip jis atrodė. Tai va 12 nuotrauka 1950 metų, o čia šalia 13 nuotraukoje galite matyti, kaip jis atrodė tame kalėjime. Tai jį kankino, netgi paleidus iš kalėjimo buvo matyti bato žymė krūtinėje. Ir buvo toks epizodas, kad jis tiesiog sykį atsisakė valgyti, nes įtarė, kad yra užnuodyta košė. Tai kol prižiūrėtojas nepavalgė kartu, tai, na, tai kaip sakant, ir jis nevalgė. Rugsėjį byla buvo nutraukta, tačiau
tuo metu, taip sakant, ateina Lavrentijus Berija į tą visą generalinis komisaru tampa Sovietų Sąjungoje. Ir dėja, bet peržiūrėta vėl iš naujo byla ir 1953 m. lapkritį Jošua Lacmanas išvežamas į Maskvą psichiatro ekspertizei ir 1954 m. balandį teismas priima nuosprendį, kad nuteisti jį 5 metų kalėjimo bausme, tačiau paleidžia salėje pritaikius amnestiją. Tai kalbant apie šitą epizodą, tai jūs galėsit pasižiūrėti 2007 metų spalio 28 dienos nutarimu. Reiškiasi, yra pilnai reabilituotas, tik tai tada buvo pilnai reabilituotas Jošua Lacmanas. Taigi, taip, sugrįžęs iš kalėjimo, pakankamai sunkiai iš tikrųjų vertėsi Jošua Lacmanas. Reikia pažymėti, kad žmona Lina neteko darbo radijoje dar 1953 metais. Tai šeima tikrai vertėsi pakankamai sunkiai, 30 rublių invalidumo pensijos, ir įvairios pajamos, kurios jau pradėjo 7-ame, taip vadiname, atšilimo dešimtmetyje jau atsirasti, nes vis dėlto jo eilėraščius pradėjo jau ir spausdinti spaudoje, taip pat versti, tai mūsų skaitymuose bus daugiausia Alfonso Bukonto, Strelkūno, Vytauto Bložės, kaip pasakyti, informacijos. Taip pat jį jau pradėjo spausdinti žurnaluose Pergalė ir kituose, ir netgi ir jidiš kalba vienintelis ėjęs žurnalas Sovietisch Heimland, tarybinė tėvynė, tai taip pat išspausdino keletą jo eilėraščių, bei taip pat jam duodavo parašyti recenzijas keli žurnalai, bet ten jau jis turėjo pasirašinėti Lačiūno slapyvardžiu, tai labai ačiū. Toks buvo dalykas. Tiek, kad sūnus Levis atsimena, kad labai pasididžiuodamas pareidavo tėvas su to honoraru kiekvieną kartą. Ir reikia pasakyti, kad jau 1955 metais buvo paduotas prašymas išvykti į Izraelį, tačiau tai buvo leista pagaliau tik 1971 metais. Ten buvo išleista ir ši knyga Tehelim Geganzen, tai yra psalmės ir giesmės, 1979 Tel Avive ir perleista 2012 metais Yvo institute Niujorke. Vėlgi toks leidinys. Taip, lietuviškai atskirai poezijos knygų kaip ir nėra, bet yra gan nemažas rinkinys vertimų. Taigi, ir Jošua Lacmanas miršta Rišon Leziono mieste 1984 m. kovo 16 d. Taigi, tai dabar tokį jau istorinį pristatymą baiginėdamas, norėčiau gal tokį pabrėžti tokį dalyką, pasakyti, kad Jošua Lacmanas, nepaisant išgyventų didelių, tikrai labai stiprių kančių, vis dėlto buvo labai
šviesios sielos asmenybė ir, kaip jo sūnus pasakojo, tikrai didelis optimistas, mylėjęs žmonės bei labai sielvartavęs dėl kitų kančių. Taigi, tai dabar siūlau, kviečiu paklausyti Jošua Lacmano eilių, kurias skaitys Eglė Beinoraitė, Kristina Labinė, Gedas Jurevičius, Akvilė Upinė, Algirdas Pilipauskas ir Dalia Gurkšnienė. Pradėsime skaitymus poezijos nuo eilėraščio Mano moneta. Todėl pradėsime nuo to eilėraščio, kad tai yra jidiš kalba skaitomas eilėraštis paties Levi Lacmano. Prašom, po to bus... Ich hab heute mit der Kuperner gebracht und ich hab sich von Weinen und euch verfreut. Ir dabar skaitysime eilėraščius, kuriuos vertė Vytautas Bložiai, Jonas Trakūnas ir Adolfas Bukontas. Moneta. Monetą gelsvo vario radau aš ant grindų. Kažkaip man pasidarė ir linksma, ir graudu. Mano gimimo metų vartau ją po rankas. Kas pametė monetą, mane prarado kas. Daug mes apėjom rankų, apdilome abu. Tokiems kaip mūdu tenka arbatpinigiais būt. Bet kam tuščiai kalbėti, kam skųstis lemtimi? Štai tu netgi žibėti man rankoj ketini. Likimas toks matyti, mus nusprendžiau aš. Gal ir mane netyčia, kas nors kada suras. Mano žvaigždė, Linai. Žvaigždės tviska, žvaigždės dega. Kas gi suskaičiuos? Jų daug. Skaičiau žvaigždės per naktį. Savo žvaigždę suradau. Ji mirgėjo ne kaip kitos. Ne kaip kitos ji švelni. Ir stovės naktis nušvitus, kol jinai ryškės many. Ji nemirksi kaip laukimė, nesijuokia iš eilių, lieja mėlyną laukimą ant palanginių bilių. Nesityčioja, negraso atminimą. Aukštam skliaute, meilę ugnimi įrašo, mano budinti žvaigždė. Lyg peiliai man manėjai pirštai rodos, mane kankina jie kart smarkiau. Kodėlgi liko neišlaužtas grotas, kodėl aš rankoj kardo nelaikiau. Kolgi jie ir liko vien tik pirštais, tų rankų iškankintų ir liesų. Kodėl jie, klausiu, nenorėjo mirti, kai tėviškai neliko žiburių. Kodėl jie, klausiu, aš prie kapinyno, nepuolė smaugti budelį žiūrių. Aš sveikinu šypsniu. Manęs nebus, aš būsiu saujas smėlio, ar pamario žalia, arba pušies spygliu. Bet laikas tęsis, aš žinau, ir dienos gyvybę šauks lietum karštųjų spindulių. Pasaulį, kur jau niekas nesityčios, kur smėlis ir akmuo bus lydiniu šviesiu, kur saulė ir žmogus kaip broliai giminiuosis. Aš tą pasaulį sveikinu šypsniu. Na, tylu. Kur ranka?
kvapą. Kodėl poetai pamiršta dainas užrašytas ant lapų? Juk lapai tai lūpos, stygos, spynos, kur paslaptis saugo, medžių žaliuojančios knygos, juokės, raidai rauga. Netikiu, rudeniu netikiu, nestūgauk čia pūgos ledinės. Lapai mus supa kas naktį, žalios šakų palapinės. Iš poemos Zamet išleistos 1939 metais Naja Bleter Nauji keliai. Pasakos vaikystėje girdėtos apie baisius laikus, meilės istorijos, kuriomis laikosi Šomero romanai, pokalbiai apie tai, kaip gera ir laisva kai kuriems gyventi, svajonė, kurią kiekvienas slepia savyje, kuo greičiau iš čia pabėgti. Nes čia tėra karvė ir tvartas, ir vištų laktos, šulinys ir kiemas, ir daržas, apsėtas kopūstais ir ridikais. Mėšlo kvapas, kuris anksti ryte atsklinda nuo laukų, iš ko jis žino tik Dievas. Ir vėl ta liūdesio banga, kurie ateina pati kaip nekviestas svečias. Juk čia gyveno ir tėvas, ir senelis, ir prosenelis, juk kiekviena žemės pėda persisunkusi namiškių kojų kvapu, juk mama, kai melžė karvę, nuoširdžiai su ja pasišnekėdavo. Vargšas tas namas buvo toks mielas, toks paprastas ir jaukus. Tai nesnaigės. Baltos snaigės nuo pat ryto, baltos dienos lyg nakties. Rankos snaigėmis apkrito, lyg sparnuotas vėl jauties. Virpa melsvos ryto spalvos, tirpsta dienos ant delnų. Mano rankos baltas sparnis, supa, kol einu. Ilgas kelias užpustytas, tai pavasario pustis. Tai ankstyvas mano rytas, pusto pievas ir pušis. Tai nesnaigės, žvaigždės moja, žvaigždės šaukiančios mane. Žvaigždės saulei suliepsnojo, nusileidžiančiam delne. Vakarėja, naujos saulės spinduliuoja tarp sniegų. Laisvas tarp žvaigždžių pasaulis, aš laisva ugnim degu. Gatvės švinta, liepsnos blėsta, gaisras apsėlė mane. Senas miestas, tartum vaškas, tirpsta snaigėmis delne. Senas ąžuolas, kur upė prieš 200 mečius išseko, galingas senas ąžuolas vis rymo, senų laikų sakmes lyg šiolei seka, karų, marų, gaisrų ir sukilimų. Vidur laukų plačiai šakas išskėtęs į gilų dangų kelia amžiną ryžtą. Čionai tylioj lapijoj pailsėti iš tolimų kelių ereliai grįžta. Lyg šiol čia skamba tūkstantmečių aidas ir medžio rievės lyg senolių kartos. Tik užsimerk ir pamatysi veidus. Išgirsi skambant grandines ir kardą. Čia vyrai elnio vaikėsi kankniai. Rūščiam perkūnui jų auka patiko. Ir iš ąžuolo žaliųjų lapų pynė mergaitės jaunos karžygiui vainiką. O ąžuolas lyg šiolei tebestovi, minėdamas nelengvą amžių kelią. Jis ošia apie žaliąją senovę ir dar stipriau pajunta savo galią. Vakarėjant, kaip kalinio pablyškęs veidas, sėdėjau vienas ant akmens, o saulės ratas tyliai leidos, tai tyliai vakaras tems. Skubėk namo, paukštelė mano, kas tavo svają išsakys, pakrančių vėjas atpleveno, su meile merkdamas akis,
alsuot bijau, pajudėti, sėdėjau it giliam sapne, ir vėjas sutemų žvaigždėtų, užklojo dangumi mane. Auksas. Gatvės auksinės, skveruose auksas, dangus tartum akys, kažko užsilaukusios. Byra nuo medžio auksas įsaugo, ne vieno lapelio nekeisčiau savo. Einu ir juokiuosi. Aš saulę ir vėjus ir lietų nešu. Aš visas ištroškęs gaiviųjų lašų. Bučiuoja jie kojas, rankas ir pirštus. Svaigus aš kaip vynas, saldus kaip medus. Padangė pritvinko keistų debesų, vaizdų, siluetų, spalvų ir šviesų. Aš milžinas, ranką tiesiu į erdves. Ir tartum griaustinio klausausi savęs. Ir rytasi akmenys, ir virpa kalnai. Aš jaunas, aš tvirtas, nors žilas senai. Šaukiu, suskaičiavęs gaiviuosius lašus. Dabar, lai pražysta gegužis našus. Einu ir juokiuosi. Ir skamba lašai. Ir juokias pabudė laukai ir miškai. Vakaras tylus, sinagogoje senis nusiėmęs tefiliną rauda. Liūtas pakelia galvą į rytus ir piktai purto karčius. Gyvatė nuo lubų šliaužia prie liūto ir tyliai jam kužda. Jos nuodai pasklido po visą dangų, po šventyklą, kaip mirštantis žmogus mirties agonijoje šaukėsi Dievo. Eilėraštis mano akmenėlis. Iš tiesų, dar norėčiau paprašyti Algirdai jūsų komentaro. Tie, kurie nesate susidūrę, gal labai svarbiai su žydų kultūra. Taip, apie akmenėlį, kad reiškia, žydai savo numirusiems neneša ant kapų gėlių, jie neša akmenėlį ir jį padeda tiesiog ant kapo. Tai toks būtų komentaras. O akmenėlio prasmė? O akmenėlio prasmė tokia, kad šitie akmenėliai, reiškia, kai jau ateis pasaulio pabaiga, tai yra idėja, kad iš jų bus statoma, atstatoma didžioji šventykla. Taip, mano akmenėlis. Ir kaip girdėjote iš Algirdo, kad Lasmanas neteko labai daug pirmosios dukros, žmonos dukros, Rūtos, su kuria susitiko 27 metų, bet 27 metus jis galvoja, kad jos nebėra gyvųjų tarpe. Tai tų akmenėlių jis nešė ypatingai daug. Akmenėlis mano kišenėje. Aš jį nešu tartum sunkų gyvenimo akmenį. Jį radau duobėj tarp samanų ir smėlio. Duobėj, kur mano vaikutis sudegintas, kartu su tūkstančiais mano vaikų ir tėvų. Vien akmenėlis liko ant delno. Jis nekalba, jis nieko nemaldauja. Užkimusi balsu nešaukia prakeikimo. Gūdžiais vidurnakčiais nepradeda raudoti. Toks mano akmenėlis. O jūs kiekvienas, ar neturite savo akmens? Kalnuose. Čia saulės sklidini delnai. Čia žemės virpanti ašis. Tai amžini tik tai kalnai, tik jūros žilas ošesys. Jausmai, geismai, žaismai, džiaugsmai sušvis ir ges. Čia pat naktis. Tu vienai dienai tik gimei. Greit vakaras užspaus akis. Aplink kalnai. Tu gyveni. Tad semki saulės, čia kalnai. Kalnai, kalnai, jie amžini. Tu gyveni ar gyvenai?
kiek laimės laukuose. Kiek laimės laukuose, koks džiaugsmas varpose rūgių, nebuvo sielvarto, kančių, dangaus šviesa tikiu. Skaisti ranka lyg šventė, lyg giesmė pasaulį glosto. Tu, vėjau, šnarantis, bučiuoki man akis, bučiuoki skruostą. Tie lapai švelnūs, supasi ir blykčioja, ir kuždas, lyg vaikai. Tik negalvok, neprisimink, juk buvo it anglis juodi vaikai. Tik negalvok, neprisimink, tik nesuryki netikėtai, tik nesutrukdyki šventei, neišgąsdink paukščio, tegul gieda. Kiek laimės laukuose, koks džiaugsmas varpose rūgių, nebuvo sielvarto, kančių, dangaus šviesa tikiu. Laivas. Horizontas nusiblaivęs neša laivą saulės link. Ką jau primena šis laivas, viską prisimink. Aš neklaužada berniūkštis, kas man tėtis ir mama. Aš kaip junga moku muštis, plauktis jūrų platuma. Laivas jau bures pakėlė, linksmas aš bangas veju ir iš saulės kamuolėlio ilgą pavadį veju. Atrišau nuo mūsų namų, tai džiaugsmo bus dabar. Nesibark išvargus mama, piktas tėti, nesibark. Spindulėliai tirpsta, net nuo jų gerkliai saldu, bet dubuo staiga virsta mano jūra ant grindų. Horizontas nusiblaivęs, bangos rieda kranto link, lydžiai saulė tolsta laivas, viską prisimink. Nauja saulė. Ir vėl pavasaris, vėl saulė rytas, vėl visą žemę rankos apkabino. Man gera, aš dvynys, aš sudarytas iš užgimimo ir iš atgimimo, o saulė šypsosi, ji jauna lyg vaikas, ir aš einu besvoris tartum vėjas, ir aš džiaugiuosi, netoli tas laikas, kai mano vardą atsimins ne vienas. Svajonėse išaudžiau naują saulę, tokia šviesi, karšta, ji lyg pirmykštė, ir trykštė spinduliai iš mano saujos, ir aš kiekvieno medžio saulė trykšta. Nė vienas medis jau tylėt negali, per daug ilgai sustingę jie tylėjo, ir šakos glamonėja spurgą žalią, ir medžiai mano veidą glamonėja. Laimingas aš alsuoju ir šypsausi, žydžiu ir augu, po dangum žydruoju, kartu su saule nugalėjęs sausį, aš kas pavasarį naujai dainuoju. Man daina lyg mylimoji. Man daina lyg mylimoji, tartum vynuogių liepsna. Kai nykus dangus lynoja, saulė šviečia man daina. Svaigų skambesio nektarą, lyg iš vynmaišio geriau. Jūros ošia, jūros šnara, tartum girtas aš kuriu. Aš regiu šviesos pasaulius, spindulių palapines. Aš verpiu žodžius iš saulės ir pinu garsų pines. Ir tikiu, jūs, mano daina, dar sutiksit tarpdury. Jei pasveikint jūs ateina, žodžių klegančiam būry. Jei tarp kvepiančių senojų, ryto saulės alsuos, nes kažkur žmogus liepsnoja, pilnas meilės ir šviesos. Mama, šią naktį tavo veidą aš regėjau. Jis tartum saulė švietė man ilgai, o akys kančią atspindėjo tavo stulpus nelaimės.
ir vargai. Bet tavo žvilgsnyje šiltis rusena. Juk turi sielvartą išvyt kažkas. Tu sidabru apliejai plaukus mano ir glostei mano virpančias rankas. Prigludęs prie tavęs ilgai raudojau, šypsojausi ir vėl raudojau aš. Buvau vėl mažas ir galvoju, jog tavo žodžiai laimę man atneš. Tavieji žodžiai lyg malda gaivino ir išdžiovino. Ašaras sures, jie kaip šviesa, kur virš vandenyno myluoja laivo vienišas bures. Ir lyg norėdama mane apglėbti, rankas tu ištiesiai. Buvai tyli, ne žodžių man ištarti negalėjai. Buvai šalia, atrodė taip toli. Ne žodžių man ištarti negalėjai. Buvai šalia, atrodė taip toli. Bet aš jaučiau, kaip sunkiai tu kentėjai. Mačiau, kaip akys skendo liūdesy. Tave šią naktį, mama, aš regėjau. Tu kaip saulėtekis, buvai šviesi, Pagal prancūzų filosofo Vladimiro Jankelevičiaus tezę, be galo mįslingas egzistavimo faktas byloja buvimą amžinybėje, Jošua Lacmano eilės. Manęs nebus ir nebebus tavęs, bet mes gyvenam. Ši teisybė per mus byloja amžinybę. Kaulai. Mintise kasdien lankau juos. Kiek čia jų? Kas suskaitys? Kaulai, kaulų kaulams kaulus, šiurpulinga maišatis. Išsukti skeletų pirštai stveria už gerklės mane ir bedantės burnos niršta. Budeliai gyvi ar ne? Krinta rūkas, drengia liūtis, stovi vakaras kalne. Šuo tik plėšosi įsiutęs, kojas staugia, nežinia. Kyla vėjas, audra siaučia, klaikų barškėsi girdžiu. Viens ant kito kopia griaučiai, bokštas auga lyg žvaigždžių. Kažkuris iššunka pirmas, o paskui visi būriu. Ir sugriaudžia įspėjimas iš suaižėtų burnų. Nepamirškit, negyvi mes, bet nemiršta. Mes nemirsim niekados. Nepamirškite skriaudos. Na, kaip sakyti, yra galbūt kai kurių ir faktų, kurių, tarkime, nepaminėjau. Tai prašau neišsiskirstyti po mūsų renginio ir prašom pasižiūrėti mūsų parodą. Tik tiek norėjau pasakyti, kad tikrai Jošua Lacmanas, buvo tikrai, jeigu imt jidiš spaudą, tai vienas, gausiai spausdinamų poetų. Vat šitą, sakykime, faktą truputėlį biografiją bedėstydamas praleidau. Tai kągi, dėkoju Jums, kad susirinkot šį vakarą ir tada prašom einam apžiūrėti parodą. Ačiū, dar pasakysiu irgi, Algirdai. Vedėja. Aš nebenoriu tamsto gaišinti ilgai, nes turiu tokią silpnybę, kaip pradėsiu šnekėti. Tai vat, bet negaliu nepasakyti Kristinos paskutinės eilės, kur skaitai, nepamirškime skriaudos. Aš visuomet atėjęs į šitą šventą vietą ir vienam renginiui ar kitam renginiui, nežinau, spontaniškai galvoju,
Dieve mano, kiek Markakalnių, tų Odisėjų ir Galilėjų ir va tokių jaštų. Nepamiršti. Ir Rolandas berods šiandien rašė, kad žmogus gyvas, kol, nu, čia tokia yra sena tiesa, kol atminimas yra, kol žmogus ir gyvas. Noriu pasakyti, kad apie Lacmaną, apie šitą, tai tiek nedaug informacijos, tiek sunku ją atrasti. Algirdai, ačiū, nuoširdus ačiū už tą, ką jūs šiandien leidot pažinti iš naujo šitą poetą. Ir ačiū skaitovams ir skaitovėms. Nu, nuostabiai praleidom šitą laiką su jūsų eilėm. Žinoma, tai ne originalas, bet gal mums nuo to geriau mes tą jidiš eilėraščius būtumėm klausę, gal, nu, nelabai, bet va dabar tiesa. Ir aš labai nustebęs, kad Jonas Strelkūnas, Alfonsas Bukontas, kuris buvo žydų berniukas išgelbėtas lietuvių Bukontų šeimos, vienintelis iš šeimos, ir patapo mūsų tokiu poetu. Jis yra ir sakęs, aš galvoju, kad jis tą vieną eilėraštį gal ir skyrė savo šitam poetui, kad reiškia, kai mane pamato, aš perfrazuodamas jau tą eilėraštį sakau, kai mane pamato miestelio moteris, jūs manęs nepažįsta šito miesto gatvės, ir aš ateinu iš praeities, kurios neturiu. Tai su žodžiu, aš ateinu iš praeities, kurios aš neturiu. Tai ačiū dar už šitą renginį ir dar sveikindamas ir pasakydamas nuoširdų ačiū suvedėją, noriu pasakyti, Rolandai, mielieji, visas kolektyvas, jūs pagavot gerą grūdą, gerą kryptim pradėjai. Tebūnie šitas renginys ne vienkartinis renginys, tęstinis. Ir mes jau po kruopelytę, po lašelį susikaupsim ir turėsim tą, ką privalom padaryti. Atminti ir garsinti. O dabar vėlė... Tai čia visą laiką nepasakysiu, po vicemero. Aš tik irgi sėdėjau, negalėjau, gal net kaip užburta, aišku, klausiausi, bet man vis tiek širdis labiau dainavo dėl kito dalyko. Tai dėl muziejaus komandos, dėl to, kaip susitelkėt, kaip judat, kad pagaliau kažkokią, man atrodo, rasim tą kryptį. Ir žinau, dar tas faktas labai džiugina, kad Kristina mama atsivedė, Rolandas žmona. Ir tas ratas, tai yra labai gerai. Geras mama. Irgi, ne? Ir net ir... Kurios pažįstu, žinot, kaip tuos komentuoju. Ir dar smagiau, dėl to, kad gal tokiais ratais, ratilais ir jį pradeda judėti pasaulis. Tada kaip mokytojaudama žiūrį mėgdavau tą pavyzdį sakyti, kad kai metė akmenuką ratilai tolyn. Nėra atvirkštinio proceso, nebent tik tai efektai kažkokie neteisingi būna. Ir aš labai džiaugiuosi, kad akmenukai tie mesti, komanda šauni, tai jums didžiausios sėkmės, vicemeras vyks gėlių mergaitėm, o Renata berniukam. Ir sėkmės ir gerų. Sėkmės. Labai geras balsas. Iš tikrųjų, džiugu sveikinti savo kolektyvą, savo žmonės. Tai ir džiugu, kad manęs šiek tiek daug ir nebuvo, ir viską padarėt jūs patys. Ir iš tikrųjų ypatingai padėka ir pagarba tau, Algirdai. Žinai, daugybę metų, žinai, kaip tau patirtas. Ir iš tikrųjų, kaip ir Renata minėjo, iš tikrųjų atsiskleidė kaip muziejininkas. Iš tikrųjų, viską padarėjai nuo pat pradžios iki pabaigos. Aš tik parašiau kvietimą ten valdžios atstovams ir panašiai. Viską pats, aišku, su pagalba Gero mėnesio darbo. visų mūsų kolegų. Iš tikrųjų, kaip Algirdas minėjo, visa šita paroda, iš tikrųjų, lydėjo Dievą. Ir tai pasakyti, iš tų menkų užuominų, tų žinučių. Anksčiau žinau, kad asmens egzistavo.
būna googlini, pakruoji, žyvs, dar kažkas. Ir va tokiu atrodo tas atsitiktinumo dėka, kai atvažiavo Rimantas Žirgulis, aš geras paskambinu, sako, kažkas ateikit iš administracijos važiaus, aš atėjau, su Rimantu pašnekėjau, po to jisai čia kažką Lasmanas, po to jis parašė laišką, po to jis parašė Algirdas, parašė Levi, nu ir va visą tai prasidėjo. Realiai tas nuotraukas jūs matot tai pirmieji, aš manyčiau visoje Lietuvoje. Netgi, kad jos buvo kažkur tai publikuotas ir panašiai, nes tai va visą tai yra Levio dėka, kai jisai įsileido, kad jisai atvėrė savo šeimos istoriją, savo šeimos tragediją ir panašiai, visą tai atvėrė Algirdą. Algirdas dar tiek daug visko neišpasakojo, kad, pavyzdžiui, šita knyga, tai yra originali knyga Lesinti Levis ir Lesinti Algirdais, užrašyta kortelė. Tai va, tai šiandien skambėjo visą tai lietuvių kalba, tai aišku, tai vertimai pakankamai seni yra ir manyčiau visi čia esantis sutiksit, kad gal būtų garbė išsileisti visą tą knygą, yra tų fondų, finansavimų prisidėti ir psalmes ir giesmes išleisti lietuviškai, jau laptų jidišistų jau turim, kurie yra Pakruojo rajonų, Kylė, Mygė, Nušiauskaitė, ar dar kitų, bet iš tikrųjų sukauptum visas tas jėgas ir atrastume dar vieną naują poetą, šalimais Tundižinių, šalimais Neželaičio, šalimais Radausko, ar ne, tai, vieni lietuviškai kūrė, kiti jidiš kūrė, visi galvoja apie šitą kraštą, tai iš tikrųjų, Agai, tau didžiulė padėka ir pasidžiavimas, paroda nieko nevyk, dar apie valandą, ir Raginas Kristofilas nepapasakoja šitą scenarijų, tą dėliojasi. Žinau, kad dar Levi parašė, ne, jisai žino apie šitą renginį, kokią tai žinutę dar jisai perdavė, tai jeigu dar atsistotum, prisimintum, nes susirašinėjai iki pat Tai tiesiog sūnus Levi sakė, kad yra labai dėkingas, kad mes organizuojame tokį renginį ir atminimą. Aš vis dėlto atsiprašau, kad tiksliai pacituočiau, nes tai va ir noriu pacituoti tiksliai tą citatą, kad Levi taip parašė, kad mane labai jaudina, kad gyvenimo ciklas prasidėjęs prieš 120 metų Pakruojyje tarsi simboliškai grįžta į tą pačią vietą per literatūrinį renginį skirtą mano tėvo atminimui. Ir va, dar galiu pasakyti iš to paties laiško, kad būtent kas man taip jautriai įsiminė, kad jis pasakojo, va, kaip būdamas vaikas, jam tėvas, Jošua jam pasakojo apie senelį, apie močiutę, apie ten dėdės, apie brolį, apie brolius, visų tų, kurių nėra. Ir vis tiek, vat, to pasakojimo vis tiek esmė tokia, kad, vis tiek tas pasakojimas kažkokia tokia, baigdavosi vis šviesesnė, tokia, šviesesnė tendencija. Tai tiesiog sakau, nežinau, esu labai labai dėkingas iš tikrųjų Levi Lacmanui, nes kaip ir sakau, tikrai nebūtų buvę šitos parodos, tikrai gerų ir prasmingų dalykų. Aš jau dar neįsiskirsit, ir to žinau, kad žaidynė dar žiūrėti parodą, aš minėjau,